Ja, jis buvo palaidotas šitoj vietoj. Atėjus į šitą vietą iš tikrųjų yra malonu prisiminti, kad mūsų viešpats yra gyvas ir jisai buvo palaidotas. Palaidotas buvo dėl to, kad jisai mirė už mūsų nuodėmes, paragavo mirties už mūsų visus. Bet šlovingiausia tiesa viso krikščioniško tikėjimo yra tai, kad Jėzus prisikėlė, kad jis yra gyvas, kad šiandien jis tėvo dešinėje ir svarbiausius dalykus savo mokiniam pasakė prisikėlęs iš numirusių. Kad jam duota valdžia, visa valdžia dangų ir žemėje, ir kad reikia padaryti jo mokiniais visų tautų žmonės, krikštijant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Ir mokant visų dalykų, kurie buvo įsakyti. Ir jis pažadėjo, kad su mumis bus per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir tai yra Evangelijos esmė, kad Jėzus yra gyvas, jis prisikėlė. Ir mums reikia eiti šiandien skelbti Evangeliją visai kūriniai. Kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas. Taigi užrašas ant šitų durų iš esmės jis ir kalbama šiandien, kad jo čia nėra. Jis prisikėlė iš numirusių. Tai yra šlovingiausia žinia mūsų krikščioniško gyvenime. Kai mūsų gyvenime ateina sunkumai, išbandymai, kai mums yra sunku, mums reikia prisiminti, kad pagrindinius sunkumus ir sunkumus, kurių mes negalėjom pakelti už mūsų nuodėmes, nuodėmingą prigimtį, Jėzus paėmė ant savęs, jis mirė mūsų vietoje ir prisikėlė. Jo čia nėra, jis gyvas. Ir šiandien iš tikrųjų malonu būti šitoje vietoje, prisiminti šitą vietą. Ir šventoji dvasia, gyva Dievo dvasia nužengė į tą vietą ir prikėlė mūsų gelbėti ir viešpatį iš numirusių. Tėvas, Sūnus ir šventoji dvasia visa trejybė dalyvavo mūsų išgelbėjimo plane. Pirmasis prisikėlęs iš numirusių Kristus, toliau prisikėlė Seno testamento šventieji, kai jis prisikėlė, nuėjo į Jeruzalę pasirodyti daugeliui. Toliau mes laukiam tos akimirkos, kada bus prisikėlimas ir bus paimta Kristaus bažnyčia, tie, kurie gimė iš dvasios, pripildyti šventąją dvasią. Ir toliau prisikėlimas visiems kitiems ir amžinasis teismas po 1000-metės karalystės. Dar noriu parodyti, kaip čia atrodo, pafilmuoti. Tai štai yra įėjimas į kapą, pagrindinis užrašas, jo čia nėra, jis prisikėlė. Toliau mes čia dar kartą apžvelgiam kapą, jis nėra didelis, bet šlovina ir liudija galingus, didžius Dievo dalykus. Jėzus prisikėlė, jis yra gyvas, jis šiandien beldžiasi kiekvieną širdį, jis beldžiasi dvasioje, ne kūne. Ne į akmeninę širdis, bet į atgimusias, į šventosios dvasios širdis ateina gyventi Jėzus, kurie patiki jo, patiki išgelbėjimo žinia, patiki Evangeliją. Jis ateina ir apsigyvena. Amen. Štai mes išėję iš kapo dabar. Tai štai atrodo kaip aplinka apie šitą kapą čia. Ir gėlyčių yra gražių prie kapų, kurios visą laiką žydi. Ir šita vieta yra malonės vieta. Ir jeigu tavo gyvenime atėjo mirtis kažkokioj situacijai nebėra vilties, atrodo viskas baigta, prisimink, kad Jėzus yra tas, kuris prisikėlė iš numirusių, kuris gali prikelti ir tavo svajonės, prikelti tuos pažadus, kurie tavo gyvenime buvo, kuriais nebeturi vilties. Jis yra šiandien gyvas. Jis yra prisikėlimas ir gyvenimas. Ir mano malda, kad mano broliai ir sesė prisikėlimas ateitų į tavo ir mano gyvenimą, kiekvienoje srityje. Nes kur mes nebegalime nieko padaryti, Jėzus yra. Jis yra ir šiandien, ir vakar tas pats. Jis yra prisikėlimas ir gyvenimas. Galėtume paklausti keletą klausimų? Mes žinom, kad jūs tarnaujate šitoje vietoje, kad paaiškintumėte istoriją apie šitą vietą.
Tai pagrindinis užrašas, kurį mes turime žinoti. Jo čia nėra, jis prisikėlė. Bet apie šitą vietą, kurie dar nežino tiksliai, ar šitą vietą ar ne. Keletas svarbiausių dalykų, kurie kalba apie šitą vietą. Svarbiausi dalykai, dėl ko tiki, kad šita vieta, kur vyko Evangelijos įvykiai, pagrindinė priežastis. Ten, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo atrasta Golgota ir tik paskui kapas. Kodėl jie galvoja, kad šita vieta yra Golgota? Pirmiausiai, nes tai atrodo kaip skeleto kaukolė. Golgota reiškia kaukolė iš aramėjų kalbos. Taip pat tai yra labai centrinė vieta šalia Jeruzalės vartų, prie miesto pagrindinių vartų ir pagrindinio kelio, kurie Jėzus metu buvo. Ir tai buvo vieta kryžiavimui. Ir taip pat žydų tradicija buvo, kad šita erija bus Golgota, nes tai buvo naudojama kaip bausmės vieta. Taip pat yra užmėtydavo akmenim šitoj vietoj ir greičiausiai romiečiai taip pat naudojo tą pačią vietą bausmėms. Tai štai kodėl ta vieta yra. Keletą metų vėliau buvo atrastas šitas kapas. Ir priežastis, kodėl galvoja, kad šitas kapas yra, kur Jėzus buvo palaidotas, nes pirmiausiai jis arti Golgotos. Ir Jono Evangelija būtent taip parašyta, kad jis buvo palaidotas netoli kryžiavimo vietos. Kaukolės vieta, kryžiavimo vieta ir kapas. Turtingo žmogaus kapas buvo iškaltas soloje, būtent tai turtingi žmonės darydavo. Trečia, šitas kapas buvo sode Jėzaus dienomis. Ir tai archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad tai buvo turtingo žmogaus vynuogynas. Ir Jono Evangelija mums irgi kalba apie tai, kad Jėzus buvo palaidotas sode. Štai pagrindiniai dalykai, kodėl žmonės tiki, kad šita vieta yra, kur Jėzus buvo palaidotas. Ir nors mes nežinome užtikrinti pilnai, bet tai nėra svarbiausia. Nes svarbiausia yra, kad Jėzus yra gyvas šiandien. Šlovė Dievui. Dėkoju Jums. Ir koks Jūsų vardas? Mano vardas Filipas.